Mano kaip globėjos kelias prasidėjo prieš 10 metų mirus mamai, visai netikėtai ir neplanuotai. Šeimoje buvau vyriausia, ilgai galvoti nebuvo kada, todėl tvirtai apsisprendžiau, kad manęs, mano brolių ir seserų niekas neišskirs. Jie negyvens nežinia kur ir su kuo. Neilgai trukus, tapau jų globėja. Pažvelgus atgal niekada nekilo mintis, kad galėjo būti kitaip, nors reikėjo praeiti nelengvą kelią. Iš pradžių viskas atrodė sudėtinga ir baisu. Dažnai būdavo akimirkų, kai džiaugiesi ir liūdi. Liūdna ir skaudu, nes nebėra brangiausio žmogaus mamos. Bet džiaugiesi, kad likome augti kartu. Prabėgę metai davė daug įvairių patirčių, emocijų, nes visi augo ir aš kartu su jais. Teko apsišarvoti kantrybę, nuryti ne vieną nuoskaudą, vis iš naujo nustatyti elgesio ribas, daug kalbėtis, diskutuoti ir ieškoti kompromisų. Nepaisant visų iššūkių ir patirtų išgyvenimų, sunkumai gana greitai pasimiršta ir dabar yra kuo pasidžiaugti. Namuose liko tik jauniausioji sesutė, kiti pilnamečiai, mokosi, studijuoja ir aš studijuoju. Visi kartu siekiame gyvenimo pilnatvės, svajonių išsipildymo. Jei būtume išskirti, šiandien nebūčiau tuo, kuo esu. Globos procese iš pradžių tu neturi žinių, patirties ir ne visada žinai, ar tinkamai pasielgiai reikiamu momentu. Iškyla begalė klausimų, tačiau visada atsiras žmonių, kurie padės, patars ir suteiks pagalbą. Esu dėkinga, kurie mane palaikė, padėjo, motyvavo, skatino tobulėti. Visiems, kuriems kyla minčių, nedvejokite tapti globėjais. Visi vaikai nusipelno laimingai gyventi šeimose ir būti mylimi. Gyvenime jiems reikia suteikti 2 dalykus – šaknis ir sparnus. Neįkainojama patirtis ir laimė augti visiems kartu – broliams, seserims.